Sveiki draugai, atvykę į Ičikų parką. Nu, va kaip čia pas mus viskas gražu, viskas jau žydi. Gėlukai pražydo. Brainas va tenais užsiiminėja irgi darbais, sėjoja žemę. Tam matos irgi tenais tvarkosi šiek tiek. O aš kadangi šiandien nedirbu, man šiandien išeiginė, tai einu šiek tiek padirbėsiu ir aš į parką. Nu pla. Dabar jau šitoje vietoje mes stabdom ir geriau viską pradedam nuo pradžių. Mano vardas yra Martynas, o prieš jūsų akis yra Kemsynas. Tai vat šitas Kemsynas dabar yra virtęs gražių parkų, kurį man pavyko paversti į labai nuostabią vietelę. O visa šita istorija šitos vietelės prasideda prieš 7 metus ir būtent va šitoje vietoje, kur aš dabar čia stoviu, viskas ir prasidėjo. O kažkada čionais buvo Kemsynas, čia net saulės šviesa kažkada nepatekdavo į šitą lopinėlį žemės. Šitą lopinėlį irgi labai gerai atsimenu, kai pradėjau šį tvarkyti. Bet nuo čionais iš tikrųjų, bet nuo šitos va vietos, va čia va, ir prasidėjo visas parko tvarkymas. Čia va prasidėjo pirmi brūzgynų kirtimai, kaip tik įėjau į parką. O šita va vieta su visais brūzgynais atrodė va taip va. Čia ir dabar švenčiam su gaiminėliu Joninės. O, užkūrėm kokį. Tai lauželį. Geras laužas. Viską kūrenam. Turim daug malkų prikapoję. Šitam parkelį valymo darbų. Dabar po valymo darbų vyksta šiukšlių naikinimas. Šitą visą kalną ruošiuosi šiandien su Brainu sudeginti. Tai va, o po truputį šitas parkas jau gražėja, jau darosi kažkas panašu į parką, dar biškį dėsim darbo ir bus čia viskas super good ir gražu. Tai va, varau toliau naikinti šitą krūvą. Čia ir dabar Martynas iš parko. Sakyti, kad dar čiučiut įdėjus darbo ir viskas čia bus super good atrodys, ta prasme, tai buvo labai naivoka, kaip aš baigčiau savo kaimą šiek tiek vėliau. Parko tvarkymas, turi va botus iš kaimyno pasiskolinai ir prisi va dabar čia naisi. Nežinau, kas čia laukia manęs. Mata pjūkla jėda. O tai va, žodžiu, čia ir dabar darbuojamės. Davai. Kitam video. O šitam parkelį aš darbavausi tikrai ne vienas. Ir čia yra žmogus legenda vardu Brianas. Taigi šitas yra aukso žmogus, su kuriuo aš pradėjau visą šitą parko tvarkymą. Aš pradėjau, jisai po kelių dienų prisijungė ir mes nuo to laiko, ko ten tik tai tame parke nedarėme. Mes ir kasėme, lupome, kirtome, su libiotke kažką tai traukėme, salatkinkę tokią traukėme. Daug mes ten visko su juo darėm. Aišku, prie mūsų prisijungė ir jo žmona Pamela, kuri irgi tikrai ranką pridėjo, jinai ir sėmė, ir sodino, žodžiu, kokius 4 metus mes va tai va 3 draugiškai dirbom iš peties. Paskui jau prie mūsų pradėjo jungtis savanoriai, tai jau savanorius turim kokius gerus, sakyčiau, 3 metus, kurie padeda aplinkui parką mum darbuotis, tvarkytis ir jie renkasi dabar jau šiais metais kartą per mėnesį.
Tai jam irgi labai didelis ačiū už labai stiprią, gerą, nuoširdžią pagalbą. Ir žinoma, norėčiau pasakyti labai didelį ačiū mūsų parko draugui, auksinių rankų žmogui, kuris drožia labai nuostabias skulptūras iš medžio mūsų parkui. Tos skulptūros, žinoma, tapo jau tokia kaip neatsiejama mūsų parko dalis, kurios džiugina tiek mus, tiek parko svečius. Jam labai didelis ačiū už tai. Bet yra toks mažytis vienas niuansas. Yra tokių niekadėjų, kurie tas gražias skulptūras tiesiog pavagia, kas labai dėl to liūdna. Bet Artūras sakė, nenusiminkit, reikės, aš išdrošiu naujas skulptūras. Tai dėl to jam dar kartą didelis ačiū ir aš tikiuosi, kad Artūro ir mūsų parko draugystė tęsis labai ilgai. Šita parko dalis irgi buvo, atrodė labai nevaizdingai, teko įdėti nemažai darbo ir dabar kuo puikiausiai viskas šiandien atrodo žalia, gražu, vežliukai tenais ilsisi toj saleliai, gal jie tenais kokie 5 ar 6, dar vienas ant kranto tenais šildosi saulutėj. O tai čia ir dabar, žodžiu, yra liejamas prakaitas ir tvarkomas šitas būsimai gražus parkelis su prūdeliu. Čia ir dabar Martynas iš parko, davaikė. Kiekviena darbo diena parke tai būdavo tokia kaip mažytė, nedidelė pergalė, nes tai būdavo žingsnelis į priekį link tos mažos švieselės tunelio gale. O jau vykstant prūdo valymo darbams buvo rasta daug tokių įdomių artefaktų, tokių daleiskim kaip Apple kompiuteris, klaviatūra, Budweiserio pilna skardinė, pilna, nebuvo atidaryta jinai dar nei karto, bet kažkaip man net noras ir nekilo paragauti, aš ją po kurio laiko išmečiau. Telefonas čia matosi, dar guli batas vienas yra, golfo lazda, žodžiu, dar buvo taipogi rastas šautuvas, tikras šautuvas, kurį vėliau pristatėm į policijos nuovadą. Linksmakotis buvo rastas ir dar daug visokių mažų dalykų buvo rasta valant prūdą. Tai bet didžiausias turbūt džiaugsmas yra, kad neradau nei vieno lavono aš tenais, nes žmonės praeidami manęs vis klausdavo, ar lavono neradau toj pelkėj. Tai lavono galiu pasakyti, kad per tiek laiko neradau nei vieno ir tikiuosi nerasiu. O laikas bėgo po truputį, parkas, tiek prūdas pats, jisai keitė savo formą, daugiau atsirado spalvų, kvapas pasikeitė. Aišku, laikui bėgant buvo ir tokio negatyvių nuomonių, sakyčiau, ar pasisakymų. Kam tu čia darai? Taigi vis tiek ateis, nušiks, ta prasme vis tiek padarys sąvartyną. Kam tu čia švaistai tiesiog savo laiką? Arba buvo tokių pasisakymų, kaip tu čia naikini ekosistemas visas, tu čia naikini gyvybę, ta prasme kažkokią, tai žodžiu, tu čia ne kiek tu darai naudos, kiek tu darai žalos, kam tos medžius kerti, medžių kirst negalima, tu čia savivaliauji. Žodžiu, buvo daug visokių nuomonių išsakyta, daug visko buvo išsakyta, bet nepaisant viso to, aš tiesiog ėjau, dirbau čiut ne kiekvieną dieną ir aš mačiau čia tikrai tokį nuostabų, labai gražų gamtos kampelį, kuris atgyja po truputį. Ir kai tu matai, kai tas virsmas viskas vyksta,
Tai va, tas yra labai geras jausmas, ta prasme, tu jauti tokį kaip stimulą tave stumia į priekį, ateiti ir dirbti tenais kiekvieną dieną ir būti viso to dalimi. Tai tikrai yra be galo toks stiprus, geras jausmas, kurio palinkėčiau kiekvienam. Šiandien nedirbu, man šiandien išeiginė, tai einu šiek tiek padirbėsiu ir aš į parką. Tai kad dabar eisiu gilint prūdo, semsiu dumblą. O čia guli mano prūdo valymo įranga, tai pirštinės, britkelnės ir va šitas, nežinau kaip jį čia pavadinti, semtuvėlis. Va, koksai, jau jisai matęs ne vieną 1000 tonų dumblo išsemta iš šito prūdelio. Gerai, o dabar laikas rengtis ir pradėti darbus. Nu ką, brendam į vandenį, žiūrim ką turim. Kartais išlipti nebūna labai čia patogu. Va, kaip atrodo jau išsemtas dumblas. Čia jau nežinau, kokias aš turėjau, jau gal 10 kokią sesijų sėmimo dumblo. Tai va, atrodo visas šitas reikalas. Čia vėliau bus viskas išvalyta, atidengta, kad turėčiau geresnį prieimą ir kad galėčiau tęsti valymo darbus. Nu va, pasisėmėm šiek tiek brūdo ir galim keliauti ant kranto, viską išpilt. Va čia yra linksmiausioji dalis prūdo valymo, pati sunkiausia, aišku, nes va šitas kaušelis, iš kurio dabar pilu dumblą, jisai sveria apie 20 kg. Nu ir per 7 valymo metus šito dumblo, šitų kaušelių buvo išsemta, nu, ne 1000 ir manau, kad jau galima skaičiuoti drąsiai 10 000. O kad įvest maždaug į kontekstą, kiek čia to dumblo yra, tai vidutinis šito prūdo gilis kažkur yra apie metras, tai vat to 1,90 cm kažkur sudaro dumblas. O mano tikslas yra tas, kad labai noriu, kad į šitą prūdelį grįžtų kuo daugiau, kiek įmanoma gyvybės. Būtų labai fainai, daleiskim, matyti buožgalvius arba turėti visą varlių chorą kurkiančių. Būtų labai smagu matyti tritonus. Jeigu grįžtų vienas kitas vėžys į prūdą, blemba, būtų aplamai jau čia didelis pasiekimas. Žodžiu, aš manau, kad aš judu labai tą tinkama gera kryptimi. Ir dar vieną turėčiau dalyką paminėti, aš labai džiaugiuosi, kai ateina dar tokių savanorių kaip aš ir jie padeda valyti šitą prūdelį. Tai aš norėčiau padėkoti labai visiems savanoriam, kurie ateina ir karts nuo karto man prideda ranką. Tai be galo didelis ačiū jiem. O, kokį radau vamzduką. Čia turbūt yra buvęs lietvamzdis, kaip suprantu. Nu, dar vienas radinys į lobių skrynelę. Žiūrėkit, jeigu kam reikia dumblo šviežio, nu, tokio šviežio, maždaug 20 metų senumo, galiu
nesigėdinkit, skambinkit, rašykit, siunčiu į bet kurią pasaulio tašką, paštu, oru, laivais, bet kaip, už labai gerą ir prieinamą kainą. O kol aš semiu dumblą, man palaiko kompanija. Čia atskrenda giniukas, Vudis pakalena medelį karts nuo karto. Taipogi praplaukia ne viena antis, va, kai va dabar va viena praplaukia kreksė. Tai va paprastoji vandens vištelė va išlenda, kompanija palaiko, bet čia tikrai jinai yra nepaprastoji. Pagal charakterį, tai čia, sakyčiau, šitas paukštukas yra pasiutęs gaidys, nes kapoja visus didesnius už save be didesnės baimės. O, dar vienas puikus radinys, tai pietų dėžutę su muštiniam susidėt. Kas viduj, o viduj nieko. Nu, eina į lobį skrinelę. Labai blogai, dėl to, kad kamera tik nukrito į šitą dumblą ir vaizdelis dabar iš tikrųjų kameros labai neko. Sunku labai filmuoti ir semt vienu metu. Žodžiu, kažkaip reikės dabar valyti visą šitą brudą nuo kameros ir silaiva dar kas svarbiausias, šitas visas dumblas, jisai turi tokį specifinį kvapą, kuris nėra labai jau toks malonus. Tai kai aš baigiu darbus, po šito valymo tenka po dušu gerai save atšveist. Va kaip atrodo dumblas, dar vienas sluoksnis užsipylė, nu ir tai va po truputį sluoksniuosim ir prisluoksniuosim. Mes šiaip tai čia gera traša yra, žinai, išdžius ją išsijojus gerai, būtų nuostabi traša. O čia va toks storis dumblo jau išsemto, koja lemba taip prasminga dumblė. Čia aš nežinau, čia labai daug tų sluoksnių dumblo buvo užpilta. Tai kad po truputį su kiekvienu sėmimu prūdas tampa vis švaresnis. Dar šitam prūdę dabar jau žuvų turim. Žuvyčių jau ta prasme tikrai matėsi paviršiui plaukiančių labai nemažai. Tas labai stipriai džiugina. Kitas dalykas, dar norėtųsi, iš tikrųjų dar norėtųsi varlyčių. Čia kažkas pradėtų veistis, bet nežinau, reikia gal kažkur tai užvežti iš kažkokios tai balos božgalvių. O čia va tas vaikinas su traktoriuku padarė šitas rampas, šitas kad būtų lengviau dumblą iš šianais išnešt. Mes vėliau ką darysim, mes čia pastatysim točką, karutį, jį pilsim ir tada su tų karučių va tenais kažkur tai ir išvažiuosim. Tai mes turim 1, 2 tenais, 3, čia 3 daryta. O čia koks patinų balius, visi patinai, nei vienos patelės. Nu, kur mergos, hebra? Kur mergos? Nėra mergų, ne? Nu ir čia dar viena rampa, tai va šitas visas malonumas rampų. Ai va, patelė viena, va yra viena patelė. Ant tiek hebros kažkaip tai mažokai šiek tiek. Tai šitos rampos padaryti kainavo nei daug, nei mažai. 250 svarų, bet pinigai buvo surinkti
parko paramos fonde yra toksai charities pas mus. Ir vat, dėka to mes turim šiek tiek pinigėlio daryti va tokius dalykus, kurie šiek tiek prisideda prie prūdo valymo. Tai kad šitą eriją, va čionais viskas aplinkui bus užpilta viskas dumblu, purvu ir jau mes tiesiog fiziškai nebeturim jėgų, laiko užsiimti ir padaryti čia kažką tai labai, labai gražaus. Tai, žodžiu, mes paliksim čia tokią kaip laukinės gamtos kampelį, o visas grožis atsiveria anoj pusėje. Šitas video eina į pabaigą ir aš labai dar noriu dadurti vieną dalyką, kad šitas parkas randasi Londone, rytų Londone, netoli Beckton Park Station, tenais važiuoja DLA servisas ir visus labai maloniai kviečiu aplankyti mūsų be galo mylimą, globojamą Ichikų parką. Tai va, o jeigu jūs neturite galimybės atvažiuoti ir jį aplankyti fiziškai, tai jūs galite prisidėti prie paramos, paremiant mūsų šitą nuostabią veiklą. Taigi, aš apačioj palieku QR kodą, kurio pagalba jūs galėsite prisidėti prie šito parkelio vystymosi ir puoselėjimo. Tai va, labai ačiū jums visiems, kas žiūrėjote, labai ačiū visiems tiems, kas atvažiuos ir aplankys mūsų šitą nuostabų parką ir aišku, labai didelis dėkui tie, kas parems šitą mūsų nuostabų parkelį, kuris vadinasi Ichikų park. Ačiū visiems ir iki pasimatymo. Ate.